Labadiena. Lygiai prieš savaitę, sausio 2 rytą, 8 val. Ryto, rusų raketos trenkėsi į lietuvės namus, į Dalios Makarovos, Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkės namus Kyjive, kurį gyvena jau 40 metų. Dalia gyvena ramiame rezidencinėme Kyjivo kvartale, kuriame yra tik gyvenamieji namai, daugiaaukščiai, parduotuvės, kavinės, parkas. Tame pačiame namo komplekse gyvena ir jos sūnus ir dukra. Tuo metu, kai rusų raketa trenkėsi į Dalios ir jos vaikų namą, ji miegojo, apsiklojusi pūkinę antklodę ir būtent ta pūkinė antklodė ją išgelbėjo nuo sužeidimų, kai ant jos nuo smūgio pažiro langų stiklų šukės, durų, baldų nuolaužos. Visa tai vyko antrą naujųjų metų, šių 2024 metų, antrą naujųjų metų rytą. Ir ši raketa, pataikiusi į Dalios namus, buvo viena iš 60, kurias į Kyjivą paleido Rusija. Visą tą naktį į Ukrainą rusai pasiuntė daugiau kaip 100 raketų ir kelias dešimtis dronų. Ir tai buvo didžiausia Rusijos oro ataka prieš Ukrainą nuo pat plataus masto invazijos 2022 m. vasario 24 rytą. Nuo to ryto praėjo 684 dienos. Rusija per jas į Ukrainą paleido daugiau nei 6000 raketų, kurios praktiškai netrukdomos pasiekia ką Ukrainoje, ką ir kur nori. Gyvenamosius namus, mokyklas, universitetus, bibliotekas, muziejus, bažnyčias, teatrus, ligonines, vaikų darželius, prekybos centrus, humanitarnės pagalbos sandėlius, net kapines ir paprasčiausius duonos prekybos punktus. Kol kas tik Ukrainos žemėje, tuo tarpu vakaruose vis dažniau girdime žodį nuovargis. Tad šiandien pokalbėje su pilietybė mes turime du pašnekovus. Turime būtent Dalią Makarovą, Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkę, kuri antrus metus gyvena apsupta karo ir kaip ji yra pasakojusi tiek, kad priprato, išmokau net, ne tik, kad priprato prie tų nežmoniškų sąlygų, bet išmokau net atskirti iš garso, kokios raketos ar dronai skrenda, o dabar štai šių metų antrąją metų dieną savo kailiu patyrė, ką reiškia, kai rusų raketa nukrenta tavo namuose. Ir taip pat turėsime kitą pašnekovą iš Lietuvos, Mindaugą Janušauską, viešosios įstaigos BUK vadovą, kuris antrus metus deda visas pastangas, kad žmonės Lietuvoje, Europoje nepamirštų, nepriprastų, neužmigtų ir konkrečia pagalba padėtų Ukrainos žmonėms. Tai pirmiausia, labinamės su Dalia Makarova tiesiai iš Kyjivo. Ir turėjome nemenkų sunkumų. Labadiena. Labadiena. Labadiena, jeigu mane girdėti. Girdžiu puikiai ir matau, ir pasakysiu žmonėms žiūrintiems, niekaip nepavyko pasijungti į mūsų transliacijos šitą laidos transliavimo priemonę. Daliai nepavyko pasijungti, nes, kaip sakė, yra be interneto ir jungiasi su mumis iš telefono per mobiliojo ryšio operatorių. Dalia, nuo tada, kai Rusija tėškė šį plataus masto karą prieš Ukrainą, jūs kiekvieną dieną, beveik kiekvieną dieną socialinėje erdvėje dalinate žinutėmis apie tai, kas vyksta, ką išgyvenate. Ir kiekviena jūsų žinutė prasideda tokiais žodžiais: labas vakaras arba labadiena, mes iš Ukrainos. Ir tada jūs labai trumpai, glaustai, ramiu tonu keliais sakiniais papasakojate, kas nutiko, ar ką matot, ką išgyvenate. Ir kiekvieną kartą, paminėsiu 684 dienas, jūs pabaigėte žinutę žodžiu laikomės. Iki šių metų sausio 2, kai pasidalinote jūsų, taip pat jūsų dukros ir sūnaus namus nusiaubusios Rusijos raketos vaizdais. Dalia, jūs dabar papasakokite apie tą sausio 2 rytą. Mes ir dabar laikomės, tik tais va čia truputėlį vakar mane tokia temperatūra pasiekė ir skrandis sustojo, sustreikavo, tai va antrą dieną voliojosi lovoj, bet tikiuosi greitai pasveikti, matyt, čia va tas stresas, viskas susidėjo į krūvą ir aišku,
skersvėjis, kuris buvo, kadangi langai išeina į kiemo pusę ir į gatvės be langų, didžiausias skersvėjis buvo namuose ir tvarkant ten nešant stiklus buvo labai didelis skersvėjis, sušalimas, matyt, va viskas išlenda. Na, o antrosios sausio rytą prasidėjus sproginėjimam, kurie prasidėjo čia kažkur tai apie 7, nes oro pavojus buvo 5 ryto paskelbtas, vat aš jį išgirdau, bet tai pro miegus, miegojau toliau, o 7 jau kai pradėjo bumsėti, nuėjau paimti powerbanką, kadangi pasikrauti, nes jau nedaug buvo galingumo telefone, nu ir gulėjau toliau lovai. Nu ir vat kažkur tai prieš 8 toks buvo duslus, labai duslus garsas, netgi, vat, pavyzdžiui, kai sprogsta balionas, jis yra skardus. Kada susprogdini balioną, yra skardus garsas. O čia labai toks duslus, bukas garsas, pasidarė tamsu ir pajutau, kad kažkas tai užgriuvo. Nu, iš pradžių nesupratau, nes pas mane tokios instaliuotas spinta yra sterko, bet jinai, kaip sakant, pritvirtinta, instaliuota, galvoju, nu negi ta spinta dabar ant manęs užgriuvo, nes tai neturėtų būti. Pasirodo, čia spintos durys, bet ir faktiškai ta koldra pukinė ir va šitos 2 stiklinės durys, jos mane uždengė nuo visų kitų stiklų. Dar kas palengvino šitos sprogimo smūgį, tai greičiausiai atidarytas balkonas. Nes aš žiemą vasarą miegu su atidarytais langais, kad būtų daugiau oro. Tai va matytas visas smūgis, jisai praėjo taip lengviau, nes ir miegamajame liustra ciela yra, o dideliam kambarį ir šitoj tėvėm. Ir kitam kambarį, vienu žodžiu, virtuviai, ten liustros sunaikintos visos. Nu tai va, tai pabandžiau pakelti tas duris, bet jos pasirodė tokios gan sunkios, aš iš po jų išlindau. Nu ir pamačiau čia, kaip žinot, nu nebuvo tokio streso, nebuvo kažkokio tai išgąsčio, nes faktiškai mes, kas esam pasilikę Kijeve, kas visi gyvenam, kiekvieną dieną kažkur tai kažkas tai nukrenta, būtent nuolaužos. Noriu patikslinti, kad nukrito nuolauža, ne pati raketa, bet nuolauža, raketos nuolauža. Nes jeigu būtų nusitėškusi raketa, tai faktiškai ten nei mūsų namo, nei aplinkui buvusių namų, ten nieko nebūtų likę. Vat. O nuo nuolaužos taip mes nukentėjom, išlakstė visur stiklai, labai nukentėjo 3., 4. privažiavimas, kur kaip tik vat, yra nukritusi ta nuolaužos raketa. Ir mums dar pasisekė, kad jinai nukrito tarp boilerinės ir šiluminio tinklo. Vat, tai mes esam dabar jau 3 sausio buvo pajungta elektra ir aš labai nustebau, kad mano sukežintos liustros, plafonai nėra, kai kur jinai susukta, persukta, bet lemputės dega. Kas buvo tikrai labai nuostabu, taip žinot, kaip šviesa tunelio gale. Nes jeigu tokiuose liustrose dega šviesa, tai vis dėlto kažkas tai turi būti gero vis dėlto eiti. Vat. Ir 4 mums įjungė apšildymą ir davė šaltą vandenį. Tai vat, kada aš čia dariau remontus pastatyti boileriai, tai pas dukrą yra irgi boileris, tai mes esame ir su karštu vandeniu. Na, o apšildymas, tai prisėjo virtuvė užsukti bateriją, kadangi jinai pradėjo bėgti. Tai kaimynas paskambino, sako, kažkur tai bėga, teka vanduo. Tai jisai atėjęs, mes atitraukėm ten minkštą kampelį ir stalą ir užsuko mano bateriją. Tai tokios istorijos. Stiklai jau faktiškai visi išnešti iš namų, nors viskas, kas kaip nekeista, spintelėse, kurios buvo uždarytos, netgi duchovkoj, virtuviai. Aš atidariau duchovką ir tiesiog nustebau. Išbirusios pupelės ir grikiai yra vidury duchovkos, nors jinai buvo uždaryta. Tai aš net nesuprantu, kaip jinai galėjo atsidaryti, užsidaryti, bet faktas tas, kad pupelės viduj su grikiais. Nu va, ir visose spintelėse, kur jos ir atrodo uždarytos, bet visur pilna stiklų, tai čia pasiliko toks smulkesnis darbas, nes nuo grindų viskas sušluota, išnešta, visi langai užkalti faniera ir plėvele. Vat, čia darbavosi ir savanoriai 2 langus man padarė, o 2 langus su balkonais tai darė sūnus ir sūnėnas atvažiavęs buvo. Tai vat, vienu žodžiu viskas taip
aptvarkyta daugmaž, jeigu galima pasakyti. Bet vat baldai, virtuvė, mano visa taip sušaudyta kaip šarpnelių tokių, vienu žodžiu. Nu, nieko, vis tiek, žinot, kaip sakau, laikomės, gyvenam ir dirbsim toliau. Dalį iš vaizdų, kuriais jūs pasidalinote ir su mumis, ir privačiai grupėje, ir viešai Facebook'e, tai ta virtuvė, kurioje mes esame kalbėję ne kartą ir čia pilietybės eterėje, ir kitais interviu, ir jūs buvote irgi apsisiautusi chalatu vieną kartą virtuvėje, kur tie žali baldai dabar tokie, na, tiesiog kaip sušaudyti, suvarpyti atrodo. Šaldytuvas visas sudaužytas, tas salonas, ta sofa, kurios mes bendravome nuotoliu. Tai jūs dabar, kaip suprantu, nesate savo namuose, dar kaip suprantu, dar negalite jo sugrįžti, ar iš vis kur jūs dabar esate ir kaip jūs išgyvenote šią savaitę ir kada galėsite grįžti į savo namus? Nu, žiūrėkite, antro sausio mes tą naktį buvom mokykloje pagalbos centre. Ten ant tokių sudedamų lovyčių nakvojom, nes į namus neįleido, nors pas dukrą viskas ciela buvo. Ir, kaip sakant, galima buvo apsistoti. O nuo trečio aš buvau pas draugę, nakvojau, kadangi reikėjo dušo, reikėjo vandens. Va taip pas ją pernakvojau. O nuo ketvirto aš esu dukros bute, nes pas ją viskas ciela, langai cieli, išeinantis į gatvę būtai jie yra cieli ir galima gyventi, nes apšildymas yra su boileriu karštas vanduo, nėra tik tais dujų. Su dujom, sakė, bus problemos ir ilgam, kadangi čia su tais vamzdžiais, su viskuo, vienu žodžiu, didelės problemos. Nu, yra greitpuodis, kuris jungiamas elektrą, šiandien tarp kitko išsiveriau porą kiaušinių jam atsinešusi iš namų. Nu, taip verčiamės, taip kad išgyvensim. Čia taip, kad suprasti žmonėm, kurie gal nelabai įsivaizduoja, kaip jūs gal nematė vaizdų, tai yra didžiulis, ilgas 9-aukštis namas, ne, aš taip suprantu, su keliais... Taip, jisai... 8 privažiavimai pas mus, ne, 9 praktiškai tie privažiavimai, tai labiausiai nukentėjo 3 ir 4, jūs gyvenate tame, antram. O dukra gyvena dar toliau atokiau. Dukra antram, pas mus 2 butai šalia, tik tais mano išeina į kiemą ir į lauką, kadangi 3 kambarių butas, o jos 2 kambarių išeina grinai į gatvės pusę. Tai va šitie būtai pas mus ir pasiliko cieli. Tai jūsų būtas yra nukentėjęs, išdaužti stiklai, sukadinti kažkiek baldai. Ar jūs galėsite grįžti į savo namus, kada jūs gana? Ar žinot, kada galėsite grįžti? Nu, nežinau, nes faktiškai virtuviai, šaldytuvas reikia kviesti meistrą, kadangi ten išsivertusios durys buvo ir gal vyrius pakeis, kad jisai galėtų veikti. Taip jisai lyg tai jungėsi. Pipsėjo, kada davė elektrą, bet prisėjo jį išjungti, kadangi jis neužsidaro. Nu, o dūmtraukis, duchovkė, vienu žodžiu, netgi skalbimo mašina, kuri instaliuota su uždarytom durelėm, jinai nesijungia, ta prasme, visa elektrika, elektros prietaisai, jie virtuvėje yra neveikiantis. Nu, žiūrėsim, kaip čia dabar turės, reikia eiti į miesto valdybą, rašyti pareiškimą, gauti ten tokius popierius, ateis komisija, reiškės, bus, kaip sakant, užrašomi tie visi nuostoliai, nu, paskui tai jau greičiausiai bus pirmoje eilėje, tai bus langų įdėjimas, nes be langų tai čia, aišku, yra labai problematiška. Pas mus kaip ir trečio prasidėjus sniegas, tai prisėjo viską labai greitai daryti. Sniegas, šaltis ir dar iš to, ką mačiau, tai yra aklinai fanero užkalti langai, tai reiškia, nepatenka nespindulėlis šviesos namus. Ne. Šviesa tik tais, ačiū Dievui, kad sakau, sujauktos liustros, bet jos dega. Tai šviesa yra, elektra yra, tai galima kažką tai daryti, nes pirmom dienom tai mes su kaktos tais lemputėm ir su pernešamom lempom, taip vaikščiom, kaip tai vietom, naudojomės tokia elektra, tokiais apšvietimais. Tai jau dabar, kaip davė elektrą, tai jau mes džiaugiamės, kad galima įsijungti elektrą ir eiti kažką tai normaliuose sąlygose, kabutėse, kažką tai tvarkyti. Dar žiūrėkit,
Jūs beveik šitos beveik 2 metus Kyjivas, bent jau taip atrodė, buvo tokia, na, sakykime, saugiausia vieta Ukrainoje, nes, na, ir oro apsaugos sistemos ir panašiai. Ir vis dėlto, pasakokit, esame ir anksčiau kalbėję, bet gal ne visi prisimena ir beje praėjo laiko, kaip vyksta ta jūsų kasdienybė. Pavyzdžiui, nueiti į parduotuvę nusipirkti, nežinau, maisto, duonos, ar, pavyzdžiui, ar yra įmanoma nueiti pasivaikščioti į parką, jūs esate pasakojusi, kad netoli jūsų namų yra parkas, ar, pavyzdžiui, nueiti atsigerti kavos į kavinę ar į kirpyklą, ar tiesiog pasivaikščioti lauke. Na, ta kasdieniai dalykai, kurie visiems mums yra vos savaime suprantami. Kaip yra Kyjive, kuris, beje, paminėsiu, pataisykit dalį, jeigu klystu, kad yra bent jau oro apsaugos prasme saugiausia vieta Ukrainoje. Na taip, Kijevas nuo gegužės mėnesio stovintis patriotas praeitų metų ir kada mes praeitą metų gegužę faktiškai visą mėnesį pas mus buvo bemiegės naktys ir visą mėnesį buvo Kijevas atakuojamas įvairiom raketom. Nu taip, nuolaužos krenta dėja, nuolaužos krenta, nuspėti neįmanoma kur, bet ne pačios raketos, nes nuostolis nuo nuolaužos ir nuo raketos tai yra 2 skirtingi dalykai. Jų palyginti nėra įmanoma, ką gali padaryti raketa nukritusi ir ką padaro nuolauža. Nu, taip, langai išbyra, kai kur degė būtai pas mus yra. Dėja, žuvo 4 žmonės mūsų name, paskutinis vyras kažkur tai 45 metų užpraeitą naktį numirė ligoninėje nuo sužeidimų. Ir 43 žmonės buvo sužeisti. Čia vien nuo nuolaužų. Bet nuo raketos. Taip, nuo nuolaužų, kadangi stiklai ir dar kažkas tai ten krito, bet pagrindė tai stiklai, langų stiklai, nes pačios kebliausios, jie išsilaksto po visą kambarį, po visą erdvę, net niekada negalėjau pagalvoti, kad stiklas gali sudužti iki smėlio stovio. Tas buvo nauja. O taip, Kijevas jau žmonės grįžta, jau kamščiai pas mus, dirba kavinės, dirba parduotuvės, turite atsikeli, užsiverti kavą, išgeri kavą, paskui eini kažkur tai į parką ar kažkokiais tai reikalais, nuvyko įprastas gyvenimas, žinokit. Negalima pasakyti, kad tas gyvenimas pas mus sustojęs. Netgi antro, kai pas mus nukrito raketa, šalia namas ten yra vyrų salonas barzdų ir yra grožio salonas. Langai iškrytę, uždėta fanera, bet jie parašė, mes dirbame. Mes dirbame. Suprantat? Už tai tokio matyti užsispyrimo, atkaklumo, negalima tokios liaudės nugalėti. Net ir pagalbos centre, kiek buvau ten kelias dienas, tai vis tiek žmonės netaip piktinosi, kad čia reikia karą pabaigti, kiek čia gali, kad šaudytų. Žinokit, visi keikė rusus, kas sakė, kad jūs prasmegtumėt, bet mes jums nepasiduosim. Nukentėję žmonės. Panašu, kad aš turėjau jums tokį paskutinį klausimą, kaip per tos 2 metus nepavargti ir kaip kas kart pabaigti žinutę žodžiu laikomės. Tai panašu, kad jūs jau pasakėt, kad beje, netgi Forbes yra paskaičiavę, kad ta ataka sausio 2 Rusijai kainavo 620 milijonų eurų. Tai yra milžiniška suma, didesnė negu kai kurie pagalbos paketai. Panašu, kad žodis laikomės yra, kurio jūs niekada neišmesite iš žodyno, ir tas nuovargis, apie kurį čia tiek daug šnekama vakarų, pavyzdžiui, žiniasklaidoje, turbūt yra ne Ukrainoje jaučiamas dalykas. Ne, žmonės, žinokit, tiek jaunimo buvo prie savanorių, masė tokia didžiulė, padėti išnešti maišus, surinkti stiklus, pjovė tą fanerą, stiklino, padėjo visiems, kam, masė žmonių. Karštas maistas, palapinės savanorių su karšta kava, su sausainukais, su buterbrodais. Žinokit, kažkas tai tokio buvo nerealaus. Ir tai jauni žmonės. Studentai, būtent visas jaunimas, kas tikrai džiugina. Dalia, dėkoju Jums už
tokį gyvą tiesioginį pasakojimą iš Kyjivo ir beje, Dalia yra pirmas turbūt atvejis, kai mūsų žmogus lietuvis šitaip tiesiogiai ir šitaip konkrečiai nukenčia nuo rusų raketos, nuo nuolaužos. Tai ačiū Dievui, kad nuo nuolaužos, o padariniai yra tokie siaubingi. Apie tai, kaip mes, lietuviai, tai reaguojame, ar mums iš vis tai rūpi, mes šiandien ir kaip mes galime padėti ir kaip toliau nepavargti, mes pasikalbėsime su specialiai pagalbos Ukrainai, kur tos VŠI viešosios įstaigos BUK vadovu Mindaugu Jonušu. Tai minėjau apie tai, kad Dalia yra pirmas mūsų žmogus, lietuvis, šitaip tiesiogiai ir konkrečiai nukentėjęs nuo rusų atakos. Kaip mes į tai reaguojame? Ar mums tai iš vis rūpi? O jei taip, tai kaip mes, lietuviai, visame pasaulyje galime konkrečiai čia ir dabar greitai, patikimai, veiksmingai padėti mūsų žmogui, netrypčiodami. Ir kaip apskritai galime padėti ir Ukrainai, ir ką po galais šitame kare reiškia vis dažniau girdimas pavargau, kaip ką tik girdėjome iš Dalios liudijimo, ne Ukrainoje jis girdimas. Tai galbūt pradėkime šito, jo. Mindaugai, aš tave noriu pristatyti. Matote eteryje ekrane Mindaugą Jonušą, jis yra VŠI BUK vadovas. Mindaugas šiemet Ukrainoje praleido beveik 3 mėnesius, aplankė įvairius regionus, ten savo akimis matė karo žaizdas ir jo pasekmes. Jo vadovaujama viešoji įstaiga dirba tiesiogiai ir su Dalia Makarova, būtent dėl pagalbos Ukrainos lietuviams, palaiko ryšius su Vatikano ambasadoriumi Ukrainoje, monsinjoru Visvaldu Kulboku. Už humanitarinę pagalbą, kurią teikia jo vadovaujama viešoji įstaiga BUK, yra įvertinta padėkos raštais iš Ukrainos aukščiausiosios rados, tai yra parlamento, Chersono vyskupijos. Taip pat Mindaugo humanitarinė veikla yra oficialiu raštu palaiminta popiežiaus Pranciškaus. Tai Mindaugai, yra baisu taip sakyti, bet, kaip sakiau, Ukrainoje gyvenantys žmonės prie karo kasdienybės priprato, jiems pavargau neegzistuoja toksai dalykas. Panašu, kad mes pripratome prie ekranuose matomų baisumų ir mes pavargome. Tai tu, Mindaugai, pats negyveni Ukrainoje, bet praleidai ten daug laiko ir tu gyveni Lietuvoje, saugioje šalyje, kurioje raketos nekrenta, nei raketų nuolaužos ir sirenos nekaukia. Tad norėjau tavęs paklausti, kaip žmogaus, kuris gyvena saugioje šalyje ir dažnai būna Ukrainoje, tai turbūt tau yra gal taip paprašiau pamatyti, kokie yra tie esminiai skirtumai, tos kasdienybės, tos mums savaime suprantamos kasdienybės, kurią tu būdamas matai, o kokia kasdienybė yra ten? Tai sveiki visi, sveikinu tikrai diasporą. Galbūt šiek tiek iš toliau su pirmininkė Dalia, aš pirmą kartą susitikau Klaipėdoj, berods tai buvo rugpjūčio 24 diena, vyko mano organizuojamas vienas iš mitingų dėl Ukrainos laisvės ir jau tada mačiau, kad ekscelencija Dalia iš tiesų yra unikali. Žmogus, dėl kurio stengtis yra verta. Žinai, jeigu mes jau nenorime dėl Ukrainos, tai va vien dėl Dalios, taigi, na, o po to Liepos mėnesį sekė mano kelionė į Ukrainą ir Dalia buvo tas pirmas žmogus, kuris mane pasitiko Kijevo traukinių stotyje ir pirmiausia, ką padarė, nuvedė valgyti. Tai, žinot, pasirūpino. Taigi, atvykusi iš Odesos, na ir tada tą savaitę laiko buvo jos namuose, kurie dabar yra sugriauti ir fiziškai, kai aš pamačiau, kad tam mano kambarėlyje, tiesą sakant, nebėra langų, aš norėjau tą pačią minutę bėgti į Ukrainą. Man asmeniškai žodis pavargau dėl Ukrainos, man jis yra nesuprantamas. Aš suprantu, kad lietuviai ir Europa į karą Ukrainoje žiūri per siaubo filmo prizmę. Viskas tik tai priklauso nuo to, kiek popkornų yra mano lėkštėj, nes naujų keptis aš jų nebenoriu.
kiek laiko tu turi, pavyzdžiui, kai nuo to, kai suskamba sirena, visą, kaip tu miegi? Tu atvyksti iš Lietuvos, kur viskas yra ramu, gražu, taiku, atvyksti į Ukrainą, gyveni maksimum 4 aukšte tam, kad spėtumėjai, per kiek laiko spėtumėjai nubėgti į slėptuvę, kaip tu miegi apsirengę su batais, su kuprinė prie tavęs, tokie eiliniai, atrodytų savaime suprantami dalykai, kaip tai yra Ukrainoje. Tai iš tiesų pradėkime nuo to, kad visada dabar mano pirma stotelė yra Odesa, nes aš tai pasirinkau dėl kelių priežasčių. Odesoje taip pat gyvena 2 lietuvės ir tai buvo tie žmonės, kurie nusprendė man parodyti Odesą ir aš tada pradėjau veiklą humanitarinėme centre. Iš tiesų, jeigu turbūt Dalia galės tikrai paantrinti, Odesoje, jeigu leidžia balistiką iš Juodosios jūros, tai tu turi minutę praktiškai pasislėpti. Minutė, jeigu balistika iš Juodosios jūros. Tai Odesoje aš tikrai einu miegoti taip, kad aš tikrai su batais nemiegu, bet batai, kuprinė, patys reikalingiausi daiktai, kelnės, visą tai, ką aš galėčiau greitai apsirengti ir bėgti slėptis, aš tai tikrai visada pasidedu prie savo lovos, tame tarpe ir Kijeve. Lygiai taip pat, tai tie namų darbai visada jie yra padaryti. Tarp kitko, tą pačią pirmą naktį, kai aš miegau pas Dalią, buvo oro pavojus ir skrido šakedai. Aš, kadangi, kaip Dalia sakė, pas ją langai darė, aš girdėjau tą garsą. Ir iš tiesų, Ukraino aš tikrai turiu tą tokią virtinę, sakykime, tų saugumo priemonių, tai aš iš esmės, Dalia tikrai yra liudininkė, nesinaudoju liftais, ar jie veikia, ar jie neveikia, tiesiog nesinaudoju, nes tu niekada nežinai kada. Nemėgau aukščiau 4 aukšto, 4 aukštas man tikrai yra maksimumas tam, kad tikrai būtų galima išbėgti, nes lapkričio mėnesį miegojau viename iš viešbučių netoli Maidano aikštės ir kitos dienos rytą tiesiog visam viešbutį dingo elektra. Tamsu, niekas neveikia, nesvarbu, kokiam to aukšte begyventum, su savo lagaminais ir ne tik tu eini laiptais. Ačiū Dievui, kad tą naktį nebuvo sirenos, nes už karto buvo pasakyta viešbutį, kad jeigu bus sirena, tai jūs turite viskas keltis ir bėgti slėptis. Ačiū Dievui, kad tuo metu tos sirenos nebuvo. Odesoje yra buvę atvejų vasarą, kad susiruošė pirkti vandens, nueiti į parduotuvę, nes praeitą vasarą Odesoje tikrai buvo karšta, pasigirsta sirena ir ten viskas užsidaro. Jeigu Kijeve dar parduotuvėlės veikia, tai Odesoje vasarą viskas užsidarydavo ir tu gali likti realiai be vandens. Ir aš tikrai išmokau Ukrainoje, jeigu einu į parduotuvę, tai tuo metu susipirkti viską, ko man galbūt reikia arba reiks, galbūt keliom dienom, tam, kad niekas mes nežinome iš tikrųjų, kokios situacijos bus. Ne kartą teko važiuoti autobusais arba su geležinkeliais iš Odesos į Kijevą arba iš Kijevo į Odesą ir pasigirsta sirenos. Ir tu nežinai, ar nuolaužos kris tuo metu, ar čia taiko, čia taiko, arba Odeso iš viso teko važiuoti autobusu, įlipom į autobusą, važiuojam namo iš centro ir oro gynybos sistema numušinėjo raketą būtent tuo metu. O mes buvome centre, dar nespėję išvažiuoti, tai tikrai tų tokių momentų, kurie supurto, jų tikrai yra daug. Dalia tikrai gali padarinti, nesilankome jokiuose kultūrinėse renginiuose, kurie yra po stogu. Nes jeigu bus sirena, tai viskas sustos ir tu turėsi eiti, sakykime, slėptis. Tai nuo vandens iki kultūros. Mindaugai, tu į Ukrainą važiuoji ne šiaip sau, tu dirbi, kaip
man minėjai, 2 kryptim. Tai jeigu gali trumpai, labai glaustai, kokios tai yra Tai pagrindinės. vienas iš mano Paklausiu, kokie yra tie esminiai poreikiai, apie kuriuos mes gal net kartais ir nepagalvojom, tu, pavyzdžiui, esi minėjęs, nežinau, šaukšteliai, arbatai ar panašiai. į Odesos humanitarinį centrą evakuoja daugiausiai žmonės iš Chersono, Charkovo, Bachmuto buvo ir kurie tiesiog atvyksta be nieko. Tiesiog. Ir jiems iš tiesų reikia ir šaukšto, ir puoduko, ir pagalvės. Ir vat, kai tu matai tą poreikį ir kai tu bandai čia Lietuvoje kalbėti, kad yra toks poreikis, tavęs nesupranta. Mes lengviau suprantame, kad reikia ginklų, negu kad reikia šaukštelio. Mums yra labai sunku suvokti. Tai viena fronto linija yra žmonės, kita fronto linija yra tikrai darbas su bažnyčia, nes šiuo metu bažnyčios yra ne tik tai ta dvasinė vieta, bet ir humanitariniai centrai, į kurios tikrai ateina žmonės ir šiuo metu reikia visko, vis dar. Ir praėjus 2 praktiškai karo metams, tas pagalbos poreikis, jisai nei ką nemažėja, o tiesą sakant, jisai tik tai auga ir jis yra labai tikrai platus, yra daugybė regionų, kur nepatenka ta pagalba, nes fronto linija labai ilga. Ir ta pati Irpynė. Ir ten yra iš Chersono taip pat evakuojama labai daug gyvūnų, kurie liko be šeimininkų, reikia paprasčiausiai gyvūnų maisto. Ir jo reikia masiškai daug. Nes gyvūnų skaičius likusių be šeimininkų yra labai didelis. Ir kai aš tai Lietuvoje per įmonės bandau ieškoti pašaro gyvūnams, kad jį nuvežti, aš atsimušu, tiesą sakant, į sieną. Jokios pagalbos ir tikrai jokio supratimo. Ir aš dažniau girdžiu, kodėl aš nepadedu Lietuvai, o kodėl aš į tą Ukrainą čia taip įsikibęs. Tai iki tokio lygio. Tai tikrai ir to supratimo jo labai stinga. Deja. Mindaugai, dėkoju už tavo tokį nuoširdų, atvirą ir tokį iš pirmų lūpų pasakojimą. Jeigu mes dabar galime turėti vėl ir Dalią ekrane, Daliai į pagalbą puolė tiek Mindaugas su jo vadovavimo VŠI, kurie turi specialų paskirtį Daliai Makarovai, ir pasaulio lietuvių bendruomenė, ir įvairiausi, ir turbūt lietuviai iš įvairiausių pasaulio šalių ir jai asmeniškai jo sąskaita. Tai yra pagalba ne tam, kad, kaip tu sakai, Mindauga, kai dažnai žmonės net nelabai supranta, o sako, kodėl tu neremi, tarkim, pas mus Lietuvoje irgi vaikų ir senelių vairiausios situacijos yra. Dalia yra, kaip minėjau, pirmas, bent jau mano žiniomis, pirmas šitaip konkrečiai nukentėjęs Lietuvos žmogus, mūsų žmogus. Jeigu mums nebesvarbu net ir mūsų žmogus esantis karo nekojama šalyje, tai turbūt nelabai mes šitą laidą ir turime ką kalbėti. Noriu pasakyti, kad kaip konkrečiai greitai ir patikimai mes gyvenantis ten, kur rusų raketos, net jų nuolaužos nekrenta, bent jau kol kas, kaip mes galime padėti konkrečiai mūsų žmogui Daliai, kaip mes galime padėti Ukrainai, Ukrainos žmonėms. Tai rasite įvairiausias galimybės šio pokalbio vaizdo įrašo komentaruose. Yra įvairiausių būdų. Yra kas, kaip Mindaugas įsteigė VŠI ir pats renka paramą, pats važiuoja, veža ir beje visa surinkta parama per jo organizaciją bus perduota Daliai tiesiai į rankas. Yra žmonės kaip Dalia, kuri tiesiog padeda kaimynui, bendruomeniai, chorui, bando dar į choro repeticijas, nepaisant sirenų ir visko tęsti. Yra žmonės, kurie yra Estijoje, lietuvis, kuris renka ir veža paramą fronto linijoje esantiems Ukrainos kariams. Važiuoja pas ten asmeniškai dar dėl to, kad palaikytų juos, kad pažaistų krepšinį, pavyzdžiui. Yra žmonių, profesionalų klubo atstovų, kurie organizuoja, pavyzdžiui, psichologinę pagalbą jų šalyje esantiems nuo karo baisumų pabėgusiems ukrainiečiams vaikams. Yra kas renka kitokią pagalbą, yra kas rašo laiškus, yra kas
eina į aikštes, ta pagalba yra įvairiausia ir ji gali būti įvairiausia. Tai tiesiog pasirinkite jums tinkamą, priimtiną, patikimą būdą, bet svarbiausia, neužmykime, nepripraskime, nepavarkime ir parodykime, kad iš ties tai, ką kone kiekvieną dieną savo žinutės rašo Dalia, tuo tiesiog pakartančiu savo optimistišku tonu, mes iš Ukrainos. Labadiena, labas vakaras, mes iš Ukrainos. Ir baigė žinutę laikomės. Tai parodykime mes Daliai, kad tas žodis laikomės nėra kažkoks tai vilties prerijose pasiklystantis į kažkokią akliną vien tik žodžiais maitinamą sieną atsimušantis, bet konkrečiais veiksmais ir mūsų empatiją konkrečiais veiksmais, konkrečiai išraišką paverskime ir parodykime Daliai, kad tie jo žodžiai sulaukia atgarsio ir kad mes iš ties visi laikomės. Ačiū Dalia, ačiū Mindaugai ir ačiū visiems, kurie nepamiršite ir padėsime visi laikytis kartu. Dėkui. Ačiū. Nu tai va.